Parking Lithuania yra labai patogi apmokėjimui už automobilių stovėjimą skirta programėlė. Programėlė yra labai patogi ir paprastai naudojama. Kartą įvedus valstybinį numerį ir pasirinkus kitus nustatymus, parkuojant automobilį užtenka pasirinkti parkavimo zoną ir nustatyti parkavimo trukmę ir paspausti mygtuką Send. Gavus patvirtinimo žinutę, žinome, kad už automobilio stovėjimą yra sumokėta. Visi programėlės nustatymai atliekami per meniu langą. Paspaudus mygtuką Settings. Čia galime įvesti valstybinį numerį, galima įvesti ir antrąjį valstybinį numerį, jeigu tenka naudotis keliais automobiliais. Taip pat programėlė leidžia pasirinkti automatinį vietos atpažinimą, kad nereiktų nustatyti, kokiame mieste esate. Dar viena programėlės funkcija – tai siunčiamos užklausos žinutės rodymas ekrane. Taip pat programėlė leidžia pasirinkti kalbą. Galima rinktis iš lietuvių arba anglų kalbos. Jeigu nenorite, kad programėlė naudotų mobilaus interneto duomenis, miestą turite pasirinkti patys. Meniu lange paspaudę mygtuką Select City. Jeigu programėlę naudojate kelių automobilių parkavimui, jų valstybinius numerius taip pat pasirenkate meniu lange paspaudę mygtuką Select License Plate. Šauni programėlės savybė tai priminimo apie pasibaigusio automobilio stovėjimo laiką žinutės. Jas įjungti ir išjungti galite kaskart parkuodami automobilį, pažymėję šią varnelę. Prieš pradedant naudotis programėle, Omnitel salone būtina įsigyti parkavimo lipduką ir pagal jame pateiktas taisykles priregistruoti brūkšninį kodą, kad eismo kontrolė galėtų patikrinti jūsų apmokėjimus. Nemokama programėlė Parking Lithuania pravers visiems vairuotojams. Šią ir kitas lietuviškas programėles bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.